Sveiki visi. Ir taip, tai nėra StarCraft, tai yra World of Tanks. Ir dabar trumpai pakalbėsiu apie šitą žaidimą, bet, bet šiaip komentuosiu tik StarCraftą. Taigi aš neseniai šitą žaidimą tik atradau. Ir kaip galite suprasti iš pavadinimo, tai yra žaidimas apie tankus. Ir kadangi aš esu tankų mėgėjas, man šiaip apskritai patinka Antrasis pasaulinis karas. Ir visa kita susiję su tuo, nu, vienu žodžiu, istorija. Ir tankai yra tikrai neišimtis. Ir jo, vis laik žavėdavausi jais, šiek tiek apie juos domėdavausi jais. Ir neseniai sužinojau, kad atsirado žaidimas apie tankus. Ir jis iš tikrųjų yra gan neblogas. Ir kas dar geriau yra visiškai, nu, nemokamas. Aš vėliau paaiškinsiu, kas ir kaip. Ir taip, tai dabar parodysiu jums kažkokių vaizdų iš šito žaidimo. Ir tai būsiu žaidžiantis aš, geležinių nikų, geležinių nagų, mano nikas, geležinis nagas. Ir taip, trumpai papasakosiu apie šitą žaidimą. Ir ne, aš nekomentuosiu apskritai nieko iš šito žaidimo, tik tai sakau, vieną filmuką padarysiu. Ir nes jis kol kas kaip ir stebėjimo režimas nėra užbaigtas šitas žaidimas, yra labai jaunas, iš tikrųjų santykinai, veikiausiai tokio pačio jaunumo kaip ir StarCraft, na gal šiek tiek jaunesnis. Bet iš tikrųjų jis yra gan neblogas. Ir kaip matot, kovos vyksta 15 prieš 15, įsivaizduojat 15 tankų prieš 15. Ir tankų yra įvairiausių, rūšių, absoliučiai įvairiausių. Ir dabar krauna pas man labai ilgai. Kažkodėl pirmą kartą matyt užsikrauna, nes netikiu jų kompo. Ir taip, kaip matot, yra įvairiausias rūšis tankų ir šiuo metu yra tankai iš 4 valstybių šitam žaidime. Tai yra iš Prancūzijos, iš Vokietijos, iš Jungtinių Amerikos valstijų ir iš Tarybų Sąjungos. Ir kiekvieni tankai, tai yra visi tankai yra suskirstyti į tokias 3-4 grupės. Tai yra pirmieji yra lengvieji tankai, kurį aš dabar ir vairuoju. Toliau eina vidutiniai tankai ir sunkieji tankai. Dar yra artilerija. Taip, yra iš tikrųjų šarvuota artilerija, kuri pati važinėja. Ir tankų naikintojai. Irgi labai smagus dalykai. Na, bet su viskuo kalbėsiu apie viską galbūt šiek tiek vėliau. Šiuo metu, kaip matote, demonstruojam savo tanką. Aš dabar faktiškai nieko nedarau. Čia aš pats kaip žaidimo metu sukėjau kamerą. Man tiesiog patinka apžiūrėti savo tanką, nes, kaip ir sakiau, man labai patinka tankai. Ir be to vis tiek nėra veik 20 sekundžių. Taigi, matote, tai yra amerikiečių tankai su balta žvaigždė, su raudona žvaigždė. Amerikiečiai ir štai pradedam mūšį. Ir aš, aišku, išsirinkau mūšį šiek tiek geresnį. Taigi, pradedam kariauti. Štai matom tankas, kuris įvažiavęs į pastatą, taigi niekur nenoriu važiuoti. Patys žemėlapiai yra visai gražus, man labai patinka, medžiai yra tikroviški, rūmai tikroviški, galima juos įslėptis, mašiniukai tokie irgi visai negražus, pastatai apgriūva, viskas fantastika iš tikrųjų, detalumas yra tikrai gražus. Ir kaip matau aš priešą, čia nėra VH ar kažkas, tai čia tiesiog toks žaidimo į specifiką, kad galima matyti per sieną priešus, jeigu kas nors kitas jūs mato iš tavo komandos. Ir štai matom, vienas amerikiečių tankas yra nužudomas. Ir tai padariau aš, aišku, nebe savo draugų pagalbos. Štai mano pirmasis, kaip ir pirmoji auka. Taigi, kaip matote, aš čia važinėjau kažkokį senovinį miestą, nesenovinį, bet šiaip seną miestą apgriausi, kuris buvo Antro pasaulinio metu. Štai bandau švelniai neužkabinti mašinėlių, nes mašinėlis išduos mano buvimo vietą, jeigu sprogs. Ir aišku, tai kol kas nėra taip labai svarbu. Šitos mašinėlės nepasigailėjau. Taigi, matau dar raudonų taškelių. Tai reiškia, kad mano komandos draugai pastebėjo šitos tankus. Ir štai, rūmuose vienas. Spėjau, nežinau, koks šis tankas, galbūt rusų. Ir štai matom ir dar vienas, bet kol kas man nieko nesiseka nušauti. Štai gavau iš kažkur smūgį, iš kairės pusės, tai nusprendžiau atsitraukti. Aš gyvybės taškų daug neatėmė, iki 40, vis tiek nesinori stovėti
kai tave šaudo, reikia keisti poziciją, nes nedaug dėvė dar koks pulkas pribėgs tankų ir tave sušaudys. Tai, na, žodžiu, netoks mūsų tikslas. Ir kaip matot, aš esu 3 kategorijos tankas, kairiam viršutiniam kampe. Iš jūsų yra 10 kategorijų tankų. Gauti 10 kategorijos tanką tai reiktų labai nemažai sužaisti, iš tikrųjų. Per savaitę tikrai nieko negausi. Ir štai matau, dar vieną priešą apšaudo. Ir aš jį sunaikinau. Taigi jau turiu 2 sunaikintus tankus. Štai matom. Dar vienas tankas, čia bus prancūzų tankas. Jie iš tikrųjų yra šarvuoti ir jas sunkiai pamušti. Bet bandau. Bet matot, girdit. Sako, bounce off, didn't go through. Tai yra atšoka nuo jo kulkos. Bet jį pramušt galima, jeigu šonai va tai va važiuoja. Nes šonai ir užpakalis tankas yra silpniausia vieta. Taip, štai 3 tankas, kurį aš nudėjau. Ir šitas lengvai nepasidavė, aišku. Iš priekio bus daug šarvų, tai buvo ten beprasmiška šaudyti. Nors jeigu bokštelį šautum, tai galbūt ir nušautum. Na, bet kuriuo atveju. Jau turiu 3 nužudytus tankus ir tiesiu savo kelionę. Štai matau dar kiti tankai kažkur tolumoje, bet aš jų tiesiogiai nematau. Ir čia man dar kartą priminsiu, mano komandos draugai mato. Ir štai matom 10 gyvybės taškų telikę šitą tanką ir aš iš tolo jį nušaunu. Ir štai matom kitas tankas su 19 taškų, bet dėja aš nepataikiau. Ir stengsiu pasivyti ir manau, jeigu jis mane nešaus, tai aš turėčiau nudėti. Ir čia vėl prancūzas iš galo jaso vėl nepataikė. Ir štai mano 5 jau tankas nušautas. Ir kaip ir sakiau, pasisekė, kad iš galo pražiūrėjau. Štai pastebėjau kitą tanką, matom, fikšras pasinukrytęs. Jis negali niekur judėti, tačiau čia toks kampas, kai nelabai galiu aš jį nušauti. Ir dar plius jisai susitaisė vikšrą ir pradėjo važiuoti, tai reikėjo vytis manim. Bet šiek tiek gyvybės taškų nuėmiau, pasiliko kažkur apie 40% galbūt atvažiuoti. Ir štai, bet pastebėjau, kad yra tankų naikintuvas čia sėdi. Ir, na žodžiu, šiandien nėra labai geri. Štai sunaikinau savo 6 tanką ir štai tas žmogelis, kurį beveik buvau nušovęs, kad man dėjo neblogą smūgį. Ir tačiau aš susistabdžiau, pasitikau 20 gyvybės taškų, pas man tuo tarpu buvo 200, tai kaip logiška. Ir štai matom paskutinis tankas, kurį šį kartą nudėsiu, yra kažkoks tai tankas, aš net nežinau koks, bet, žodžiu, smagiai aš čia praleidau laiką ir taip, nudėjau 8 tankus, čia mano rekordas asmeninis per 6 šito žaidimo lošimo dienas. Ir taip, kaip man, tai 3 kategorijos tankas, visai smagu, aš dabar turiu 5 kategorijos vokiečių tanką ir nežinau, kada 6 gausiu, turbūt negreitai. Ir vienu žodžiu, taip, dabar turbūt nueisiu į žaidimo režimą ir parodysiu truputėlį daugiau visko. Taigi, Kraukis, entering the game, come on, noriu parodyti tankų. Ir, Ir štai, matot, turiu 5 tankus šiuo metu. Aktyviai naudoju tik 2, bet kiti skirti pinigų rinkimai. Tarkim, pirmą kovą, jeigu aš laimiu su vienu tanku, tai aš gaunu 3 kart daugiau pinigų ir 3 kart daugiau patirties. Ir, na, aišku, patirtis čia nelabai galbūt reikalinga, bet pinigai tai reikalingi. Taigi, matom, 5 lygio vokiečių tankas pas mane šiuo metu yra. Ir 3 lygio prancūzų tankas, jis yra žiauriai lėtas ir pasižiauriai prastas pabūklas, tačiau vėliau prancūzų tankai tampa labai greiti ir su labai gerais pabūklais, bet už tai šarvų nėra, nu, bet, žodžiu, turi savo pliusų ir minusų. Amerikiečių
tankas, na čia galbūt dar ne visai tankas, nu, vienu žodžiu su vikšrais, tai galima sakyti tankas. Irgi 3 lygio turėjau, aš 5 lygio, bet aš pastebėjau, kad ne tą kryptimį einu, tai turėjau pakeisti modelį ir aš dabar pastebėjau, kad 6 žmonės į šitą mažą šūdo krūvą lenda, nieko savo. Ir taip, tai yra žymusis 8 nužudimų tankas sovietų. Ir štai matom dar vienas sovietų tankas. Ir man tai šitas tankas šiek tiek juokingas, atrodo, suprojektavo jį. Ir tada nusprendė primėtyti pilną dėžių. Čia vieną dėžę įmest, čia vieną dėžę įmest, paskui dar čia porą dėžių užmest, viršaus vieną dėžę, čia dar ratukų užmesim su viena dėžė. Atrodo, visą šlamštą sumėtė ant šitą tanką ir toks gavosi kažkoks, nežinau, na vienas žodžiu, bet kuriuo atveju. Taigi, vokiečiai, štai visi vokiečių tankai, taip, tankų yra žiauriai daug, tai yra šitoj pusėje yra artilerija, šitoj pusėje yra lengvėjai, vidutiniai ir sunkieji tankai, va čia per visą centrą, o čia yra tankų naikintojai. Ir kaip matote, tankų yra tikrai gausybė, ir čia tik tais vokiečių tankai. Štai matom prancūzų tankai, Jungtinių Amerikos valstijų tankai ir Tarybų Sąjungos tankai. Fantastika. Taip, taip, tiek trys. Štai matom, dar kiekvienas tankas turi savo patobulinimą, tai yra pakaba, galima išvystyti pakabą, 2 variklių tipai. Aišku, kiekvienas jų yra šiek tiek geresnis. Štai matom radiją, kuri padeda aptikti priešus ir pranešti, kur priešai yra savo komandos draugam. Yra įvairiausių pabūklų, bokštelių ir štai matom, jeigu štai surinksiu beveik 14 000 patirties taškų, kurių aš dabar turiu tik 5 000, galėsiu įsigyti kitą tanką. Ir matot vėlgi pakabos, visokie pabūklai ir visa kita. Ir taip, kaip ir minėjau, tai barakai čia mano visi tankistai. Kaip ir minėjau, žaidimas yra nemokamas, tačiau jūs galite įsigyti aukso, už kurį galėsit nusipirkti kreditų, kuriais galėsit pirkti tankus ir taipogi galėsit kreditais, tais auksų konvertuoti, tarkim, į research. Va, matot, 4500 ir čia yra patirties, tačiau aš jas niekur negaliu naudoti. Išskyrus šitą tanką, bet šitas tankas, matot, neturi jokių vystymų, tai aš negaliu niekur naudoti šitų patirties taškų, tačiau aš jas galiu užkonvertuoti už tą nusipirktą auksą į universalius patirties taškus. Tai yra, tos universalius patirties taškus aš galėsiu naudoti bet kuriam iš šitų tankų. Ir tai, aišku, labai yra pravartus dalykas. Ir, aišku, jis nėra būtinas, tačiau jeigu norit greičiau įsigyti tanką, tai smagiau būtų, kad taip daryti. Na, žodžiu, čia kiekvienam savo prioritetai. Taip, matom statistiką, čia trumpai apie tai, ką aš dariau ir taip toliau. Matot, čia turiu kažkokių medalių gavęs. Įstojau sausio 9 dieną ir štai visokiausių čia yra apie kiekvieną tanką, kurį aš vairavau. Visokiausia statistika ir taip, visai smagu. Ir kaip matot, sakau, gali turėti iki 5 tankų, aš čia dabar turiu 6 vietas, kadangi čia tankas premiumas, vieną ten koduką tokį suvedžiau, tarkim, galima nemokamai buvo gauti vieną tanką ir vieną premium sąskaitą, tarkim, kuri leidžia gauti 50% daugiau pinigų ir patirties. Tam viskas buvo nemokamai, taip kad buvo smagu palošti truputėlį. Ir taip, servis galite iš tos auksus, aišku, dar nusipirkti ir pabūklų, kurie irgi yra vėlgi. Nėra, tai yra ne pabūklų svedinių, kurie yra nebūtini, aišku, bet čia yra specialus tankų naikinimai. Aišku, kaip matot, neturiu, aš neturiu aukso. Tačiau, aišku, galima ir be jų apseit. Čia kiekvienam savo prioritetai. Ir ką aš čia dar turiu? Depotas. Nereikia šito storę. Na, aišku. Na, maždaug viskas ir yra. Šitos ne pėstininkus, o tankistus galima mokyti įvairiai. Ir taip, matau, čia visokiausių yra įdomiausių. Ir, jeigu norit išbandyti, tai išbandykite pilnai. Šitą žaidimą jis tikrai yra visai smagus, galit su draugais išbandyti, netgi susikviesti būrį ir važiuot kariaut
per kokį Skype'ą kalbėdami ar per kažką panašaus. Na, bet kuriu atveju, kas pasimėgavo šitais vaizdais šitą žaidimą. Oi, atsiprašau. Ir čiau.